Kosmada. Geros kainos visada. Jūs su Vaidu kaip susipažinot? Mes kaip supratome, kad buvome jau seniau pažįstami, tai draugų dėka. Labai didelę dalį mūsų draugystėje užima humoro tas bendras jausmo turėjimas. Mes iš tiesų labai gerai laiką leidžiam. Kas įdomiausia buvo, tai visiems čia buvo tokia nuostaba, kad mergina nepasidažęs kažkokia, tai labai natūrali. Man pačiai tai nesukėlė kažkokias didelės nuostabas. Kaip gimė idėja filmuoti klipą kartu? Kiek aš pati žinau, ta daina buvo rašoma, kai jau mes draugavome. Ir tiesiog natūraliai jisai man pasiūlė tokią kaip avantiūrą patostogauti ir kartu nufilmuoti tą klipą. Kaip atrodo tavo drabužių spinta? Kiek procentaliai, kiek vietos užima Vaido daiktai ir kiek tavo? Dar kai gyveni su vaikinu, tai yra dar sunkiau nuslėpti tuos rūbus, nes jam kiekvieną kartą atrodo, kad aš kažką naujo nusiperku. Monika, vėl naujas rūbas, kažkokia. Ne, čia senas rūbas. Didžiąją dalį turbūt mūsų bendrai daiktų tai užima batai. Tu turi tokio grožio kažkokią taisyklę ar paslaptį? Ten stebuklingų kremų ar serumų nenaudoji, tai čia gal reikėtų padėkoti mano tėvam už gerus genus. Kam daugiausiai tenka išleisti, ten plaukų galiukus pasikerpi, nusiperki kokį tušą, kremą ir tuo ir baigėsi. Tai atiesim plaukų? Retkarčiai. Šiaip ir mano antakiai ir blakstienos yra visiškai balti, tai man net neduoda kartais 18 metų. Tas grožis turbūt visai kitaip atsiskleidžia, kai tu esi įsimylėjęs. Vyrai, aišku, gal to nepastebi, nes kartais būna tokių akimirkų, kai Vaidas sako, o, Monika, tu nepasidažys, kaip gražu. Man gal net gražiau atrodai, negu pasidažys. Tai tada supranti, kad gal ta meilė iš tiesų daro stebuklus.